MIDAS tai yra nacionalinis mokslo duomenų archyvas. Tai yra skirtas Lietuvos mokslininkams ir ne tik mokslininkams, bet ir Lietuvos mokslo vadybininkams. Visais atvejais tai yra labai patogu būtent mokslininkams, kad jie gali savo duomenis tvarkingai išsaugoti, įvykdę projektą ar atlikę tyrimus. Kita vertus, jeigu jie nori paviešinti tos duomenis, jie gali paspausti vieno mygtuko paspaudimu, paskelbti jį internete, priskiriant netgi DOI numerį. DOI tai yra Digital Object Identifier, tai yra numeris, įvedus paieškoje, kurį internetinėje paieškoje mes iš karto pasiekėme tos duomenys. Tai yra vienas iš naujausių projektų, todėl mes stengiamės išsigryninti privalumus eilės kitų. Tokių projektų yra tikrai daug, mūsų maksimalios apimtys yra apie 3 petabaitai duomenų, žinoma, tai yra daug, bet nėra daugiausia, nei yra pasaulyje. Bet kita vertus, mes stengiamės ir tą dropboxinių idėjų elementus, ir DOI suteikimo idėjas diegti čionais, taip kad išskirtinumų yra daug ir tuos išskirtinumus faktiškai nulėmė tai, kad jis yra naujas, jis yra ką tik padarytas. Tai yra tikrai aktualus dalykas. Pasaulis jau suvokia, mes irgi jau suvokėm tą dalyką, kad vienas dalykas tai yra mokslinės publikacijos, kuriuose mes surašom, kaip mokslininkai, surašom tai, ką mes padarėme. Kita vertus, o kieno pagrindu mes padarėm tas išvadas, kokių duomenų pagrindų, ar tos išvados yra pagrįstos, o gal mano tie duomenys, kurių pagrindų aš dariau išvadas, pasitarnaus ir kitiem mokslininkams. Ir mūsų mokslininkų, čia aš mano iš mažosios raidės rašau šitoj vietoj, vardas būtent įeis į mokslo istoriją, būtent galbūt ne dėl publikacijos tos, bet dėl tų duomenų, kurie parodė naujas tyrimų galimybės ir taip toliau. Verslininkams jis irgi naudingas kodėl? Yra sukaupti duomenis. Dabar verslininkai, jeigu jie kuria naują technologiją, natūralu, jiems reikia tą technologiją, kaip čia pasakius, kalibruoti, kad sprendimai būtų daromi teisingai. O kokiu pagrindu jie darys? Atliks eksperimentus, samdys mokslininkus iš naujo, kad atliktų tyrimus, ar tiesiog paims duomenis iš archyvo ir dirbs su tais archyviniais duomenimis. Mokslininkai, jie jau pradėjo naudotis, žinoma, čia problemų yra tarp institucinių, tarp universitetinių, tarp žinybinių, kadangi vėlgi tai yra nacionalinis mokslo duomenų archyvas ir reikia, kad mūsų partneriai universitetai patikėtų, kad tai yra produktas skirtas visiems, ne tik Vilniaus universitetui, bet visiems. Ir mes tikimės artimiausiu metu šitą barjerą pralaužti. Dabar apie technologijas šnekant. Iš tikrųjų, pastaruoju metu Lietuvoje stebime, kad kūrėsi nedidelės įmonės. Ir nedidelės įmonės, jos faktiškai yra studentai, magistrantai, doktorantai. Jie dabar iš vienos pusės nori sieti savo gyvenimą su ateitį, su akademinė veikla. Kita vertus, jau pradeda žiūrėti ir į verslą. Kūrėsi nedėlis spin-offai. MIDAS archyvas tai yra irgi sąlygos jiems ir naudotis savo duomenų saugomui. Ir kita vertus, pasirinkti tai, ko jie patys negali sukurti.